Taigi, gavom užsakymą patikrinti Škoda Octavia VRS. Šiaip iš tikrųjų labai aukštos kainos, nes tikra rida 68 000 kilometrų, nedažyta, nedaužta nei vieną detalę, beveik visada prižiūrėta Škoda centre, turi kelis įbrėžimus, smulkius ant ratlankio, ant kėbulo, bet nei vienas rudelės, reikia keisti būtinai stabdžių diskus galinius, visiškai surūdyję, matyti ilgai stovi, bet mes pasidarėjom kainą visai normaliai. Yra pabraižytas vienas ratlankis taip truputį daugiau, ten minimaliai parasojų salyva, minimaliai virš dangtelio. Man iš tikrųjų nepatinka būklė taip iki galo šio automobilio, bet klientas yra entuziastas, matyt, mėgsta šitą brandą, šitą modelį, nori va tokio biški mandresnio ir vis tiek perka. Liūdna kartais, kai klientai nepaklauso mano patarimų, aš jam siūlau, kad galim tikrai rasti su geresnę komplektaciją, nes čia net nėra šoninio asistento, nėra bagažinės lifto, nėra beraktės sistemos. Na, kiekvienam svarės pagal save, bet mano tikslas yra tik duoti patarimus. Patikra vyksta Vokietijoje, Münchene. Gavom iš pradžių užsakymą, sako, noriu pasitikrinti šitą automobilį. Mes tada padarėm pirminę patikrą. Paskambinom pardavėjom, pasižiūrėjom, kas per įmonę parduoda, ar tai patikima įmonė, ar jie kažkiek galima pasitikėti. Pramušom po to VIN kodą, matom, kad istorija ne iki galo buvo Škoda centre, bet tą patį ir patvirtino pats pardavėjas, bet turi dokumentus paskutinio tepalo keitimo. Tiksliau atspausdinta sąskaita. Nu, manau, viskas bus gerai. Maža rida, tikra rida, yra nusidėvėjimas, faktas, tai automobilis nenaujas, 19 metų, mažais atstumais važinėjęs. Nu, aišku, tai biškį ant dušio sėdi, nes žinau, kad tikrai galim nupirkti už tokią pat kainą ženkliai gausesnės komplektacijos, su tokia pat rida praktiškai, ten, gal net ir mažesnė. Faktas, mažesnė iš tikrųjų, ten keliais tūkstančiais. Bet, vat, matyt, nori vien sidabrinis, nes, nu, vat, sako, man ta spalva geriausia. Suprantu iš dalies, nes šita spalva yra mažai reikalauja plovimo, jis dažniausiai, kai ir murzina, neatrodo labai murzina. Ir skonio reikalas dar plius. Tai vat, viskas, baigiam jau čia tą pirkimą, baigiam viską susiderinti iki galo, dar bandau biški kelis eurus numušti, tikiuosi dar pavyks ir vedam pinigus, perkam kelias antralo, kitą savaitę ir viskas. Bus Lietuva, registruom.